Festivalis Midsummer Vilnius vyksiantis Liepos 14-25 dienomis Valdovų rūmų didžiajame kieme. Pristato Think Orchestra, Andrius Mamontovas su orkestru ir kiti. Bilietus platina bilietai.lt. Partneriai. Labas, aš su Žalgirio mūšio diena jūs visus ir visas sveikinantis Timūras. Liepos 15 dieną prieš 615 metų Vytautas ir Jogaila taip gerai pakolabino muždami stipresnius kryžiuočius, kad didžiąją Ž rašome su pasidžiavimu iki šiol. Na, didi ir ypatinga proga. Šiandien prisiminti protėvių pergalę ir jos kainą. Įvertinus visą įvykių grandinę iki dabar, pajausti dėkingumą už tai, ką tu turi ir gali. Na, nebent esi Palucko vyriausybės dalis, bet apie viską iš eilės. Ilgai lauktas ir jau miražu imantis atrodinti Trumpo atsivertimas įvyko. Pagaliau Donis suprato, kad Kremliaus žiurkeveidis gopnikas tyčiojasi iš jo noro draugauti ir stabdyti karo net neketina. I'm disappointed in President Putin because I thought we would have had a deal 2 months ago, but it doesn't seem to get there. So based on that, we're going to be doing secondary tariffs if we don't have a deal in 50 days. It's very simple. And they'll be at 100%. And that's the way it is. Trumpo retorika Kremliaus atžvilgiu kardinaliai pasikeitė dėl kelių priežasčių. Visų pirma, tai akivaizdi huilo nepagarba JAV prezidentui. Mat Putka, apsimesdamas esąs pasiruošęs taikai, reguliariai ignoravo raginimą nutraukti ugnį. Antra, atakuodamas Iraną panaudojant B2 bombonešius ir Tomahawk raketas, Trumpas suvokė JAV karinės jėgos veiksmingumą ir galiausiai įsitikino, kad derėtis su huilo galima tik, švelniai primynus jam galvą prie asfalto. But what I do say is that at a certain point, ultimately talk doesn't talk. It's got to be action. It's got to be results. JAV prezidentas pažadėjo Ukrainai ir NATO sąjungininkams ginkluotės tiek, kiek reikės. Pačios geriausios ir moderniausios. Tik žinoma už pinigus, nes America First. JAV prezidentas ir NATO generalinis sekretorius pristatė susitarimą, pagal kurį NATO iš JAV pirks ginklų, įskaitant priešraketinių sistemų Patriot baterijas ir paskirstys juos Ukrainai, kad padėtų jai kovoti su kacapais. Vokietijos gynybos ministras Pistoriusas pabrėžė, kad Vokietija pagal susitarimą pasiūlė įsigyti 2 oro gynybos sistemas Patriot, tačiau jų pristatymas gali užtrukti kelis mėnesius. Nors Trumpas dar visai neseniai žadėjo, kad sistemos pasieks Ukrainą kelių dienų bėgyje. Na, bet Trumpas sako ir Trumpas daro, juk yra 2 skirtingos ir atskiros planetos. Praėjusią savaitę Trumpas klausė Zelenskio, kodėl jis nesudavė smūgio Maskvai. Ukrainos vadovas atsakė, kad gali, jei tik JAV duos ginklų. Tačiau ilgojo nuotolio sparnuotųjų raketų Tomahawk, galinčių pataikyti į Maskvą ir Sankt Peterburgą, Ukraina negaus. Bent jau kol kas. Nors dar praeitą savaitę Trumpas svarstė raketų perdavimo Ukrainai galimybę. Nepaisant visų JAV prezidento kalbų apie paramą Ukrainai, Donis vis dar mano, kad Rusijos pergalė tik laiko klausimas. Ta prasme. Jei užpuolimo atveju tu sugriebęs laikai auką, o su Marozu draugauti nori, tai pagal tokį scenarijų, Marozas tikrai laimi. Bet what the fuck? Trumpo ultimatumas atidėtas 50 dienų, suteikiant huilo dar daugiau laiko ir šansų išsisukti. Tačiau Putino alko avataras Medvedevas jau paskelbė, ką Kremlius galvoja apie visus ultimatumus. Jiems tipo dzin. Bet šitas kriuksiukas visada rašo tiesiai priešingus dalykus. Tai kremliniams ne dzin, o dindelin skamba pavojaus varpeliai. Kad jie skambėtų garsiau, tęsėme šventą darbą kartu. Skambiname numeriu 1482 ir tvirtai tikime Ukrainos pergalę. Sako, skaičiuoti svetimus pinigus negražu. Bet aš sakau, negražu, jei tos pinigus pats pavogiai. Mūsų šalį valdančiųjų pinigus privaloma skaičiuoti ir gerai, kad VMI jau paskaičiavo. Turtingiausias tarp visų šalies vadovų, Laisvės TV laidų pagrindinis herojus, Mirksiukas, tetos Vilijos geriausias mokinys ir vis dar premjeras Gintautas Paluckas. Jis kartu su žmona Ilma praėjusiais metais valdė turto už 2 milijonus ir beveik 300 000 eurų. Paluckas mirksėdamas teigia, kad padidėjęs turtas yra jo žmonos nuopelnas. Pasirodo, būti medaus degustatorė ne tik skanu,
bet ir pelninga. Be to premjero šeima už praėjusius metus deklaravo daugiau nei 200 000 eurų pasiskolintų ir negražintų lėšų. Nors turint omenyje premjero talentą skolintis, gal net neteks ir gražinti. Nepavydėkite, ramiai, mokėjimas pradanginti pinigus, kaip ir žmogaus pradanginimas, įrodžius yra kriminalinis nusikaltimas. Kiek vargingiau už mūsų talentingą premjerą gyvena prezidentas Gitanas Nausėda. Jo šeimos turto vertė siekia kuklius 1 milijoną ir beveik 250 000 eurų. Mitinis gerovės valstybės krikštatėvio gerovė pernai padidėjo beveik 500 000 eurų. Be to, beveik 17 000 eurų sumažėjo negražintų lėšų dalis nudingo skolas. Trečioje vietoje net kelis kartus savo turtais nuo premjero ir prezidento atsiliekantis Saulius Skvernelis. Jo turto vertė kiek daugiau nei 440 000 eurų. Man atrodo, mes tyčiamės iš turto savokos, kai Skvernelio 400 000 vadiname turtu. Įsivaizduokit, Aladino prašo turtų, o jis jums pavargusi butą su sodu. Va čia yra turtas, tipo. Skvernelio paskolos sumažėjo vos 5 000 eurų. Tai nežinau, jis ten gal kokį euroborą perskaičiavo. Na, žodžiu, gerai. Keliaujam dabar į Seimą. Pagal VMI pateiktas turto deklaracijas Seime pluša net 7 milijonieriai. Turtingiausias iš jų anksčiau nušalintas VMI vadovas, dabar Nemuno aušros frakcijai priklausantis Dainoras Bradauskas. Jo turto vertė beveik 3,5 milijono eurų. Antrasis pagal turtingumą Seime buvęs Vilniaus miesto meras Artūras Zuokas. 24 metais jis deklaravo turto už 2 milijonus eurų. Trečioje vietoje neskiepytų varguolių gynėjas, valstiečių ir Lenkų frakcijos atstovas Ignas Vėgėlė. Jo turto vertė siekia beveik 2 milijonus eurų. Į akis krenta milijonieriumi pernai netikėtai tapęs žmogus nesusipratimas Remigijus Žemaitaitis. Jo šeimos turtas 1 milijonas ir beveik 400 000 eurų. Beveik 400 000 eurų Žemaitaitis praturtėjo vos per metus. Nemuno aušros vadas tikina, kad atvarai čia ne prie ko. Pagrindinė finansinės sėkmės priežastis - nelaimė šeimoje. Na, kai kurie iš jūsų dabar turbūt galvojate, pala, Žemaitaitis milijonierius, bet bilietų į Didį Gatsby neįperka? Paaiškinu, na, tu gali iš kaimiečio padaryti milijonierių, bet jis vis tiek bus kaimietis milijonierius. Neskursta ir ministrų kabinetas. Turtingiausias ministras, dvasingos rusų kultūros gerbėjas ir jos įmatytojas, lietuvių kultūros ministras Šarūnas Birutis, valdantis turto daugiau nei už 1 milijoną eurų. Ministro žmona valdo antrą tiek pat. Bendras Biručių turtas daugiau kaip 2 milijonai eurų. Antras pagal turtus finansų ministras Rimantas Šadžius, kartu su žmona valdantis didesnį nei 600 000 eurų vertės turtą. Trečioje vietoje žemės ūkio ministras Hofmanas, kurio šeimos turtas įvertintas daugiau nei 500 000 eurų. Tai kaip jūs dabar zuikiai manot, ar dar apsimoka kurti gerovės valstybės gerovę? O gal gerovės valstybė jau yra? Reikia tik gerovę pasiimti? Vasara. Ne tik pats gražiausias metų laikas, bet ir daugybė progų prisidaryti problemų ir nesąmonių. Kas reiškia, jog tai pats darbymetis Palangos gelbėtojams. Vakar temstant pranešta, kad nuo Palangos liepto į jūrą su visais rūbais iššoko vyras. Liudininkai matė, kad drąsuolis stipriai apsvaigęs, todėl sureagavo ir iškvietė tarnybas. Vyras bandė kapanotis pats, bet nesėkmingai, nes pritrūko jėgų. Praeiviai bandė padėti, tačiau nerado ant tilto nei vieno gelbėjimosi rato. Kur tie ratai nežinia, gal atostogauja. Laimė, gelbėtojų komanda veikė operatyviai ir ištraukė nelaimėlį. Gelbėtojų vadas Jonas Prožnikas teigė, kad šoklys buvo girtas kaip tapkė, arba, kad suprastų jaunesni žiūrovai, girtas kaip kroksas. Visų nuostabai, išgelbėtas Akvamenas buvo puikiai nusiteikęs, paplojo susirinkusiems žiūrovams ir gelbėtojams, o vėliau dėjo į kojas. Tačiau buvo pagautas ir perduotas medikams bei policijos pareigūnams. Kiek anksčiau išgelbėtas dar vienas šoklys tarnybų globos išvengė, nes susirinkę savo drabužius su draugais paspruko į kopas. Palangos gelbėtojų vadas sako, kad poilsiautojus tramdo dažnai, kai kurie į drausminimus net nekreipia dėmesio, tad tenka šauktis ir policijos pareigūnų pagalbos. Pirožniko teigimu, Palangos gelbėtojai dirba visą parą, tačiau naktimis veikia tik centrinė gelbėjimo stotis ir trumpasis telefono numeris. Tuo metu kiti pagalbos postai darbą baigia 20 val. Vakaro. Tad vakarėjant skęstančiųjų gelbėjimas gali būti pačių skęstančiųjų reikalas, nes pokštininkų ir girtuoklių pilni paplūdimiai, o gelbėtojų pajėgos ribotos. Tad ilsėkitės, mėgaukitės vasarą ir būkit saugus.
Bliss naujienos. Antradienį Jonavos Achemos gamyklos teritorijoje įvyko avarija. Pirminiais duomenimis įvykus gedimui prakiuro vamzdis, iš kurio išsiliejo azoto rūgštis. Vamzdis buvo ruošiamas remontui. Nelaimės metu nukentėjo 2 Achemos darbuotojai, abu išgabenti į ligoninę. Pranešama, kad vamzdį sutvarkyti pavyko. Pradėtas vidinis tyrimas, siekiant nustatyti incidento priežastis. Skelbiama, kad Nacionalinis krizių valdymo centras vis dar nesumokėjo verslininko Gedimino Žiemelio skrydžių bendrovei 185 000 eurų už birželio 18 dieną vykdytą evakuacinį skrydį. Centras aiškina, kad įmonė dar nepaaiškino skandalingos situacijos dėl išlaipinto apžvalgininko Mariaus Laurinavičiaus. Bendrovė Skylines nuo komentarų vis dar susilaiko. Tai 185 000 eurų vertės tyla yra gera byla. Sprendimą pridėti po 10 taškų prie valstybinių brandos egzaminų kritikavo ne tik moksleiviai. Savo nepasitenkinimą išreiškė ir opozicija, ir prezidentūra, ir net teisininkai. Vis dėlto, ministrė Raminta Popovienė tikina, kad atsistatydinti neketina. Ji pati savo yra šaunuolė. Pasak ministrės, sprendimą priėmė ne ji, o egzaminų vertinimo komisija ir nacionalinė švietimo agentūra. Jos valdžiai esančios įstaigos, kurių ministrė panašu, kad nekontroliuoja. Pasak advokatų tarybos pirmininko, moksleiviai nukentėję dėl tokio sprendimo turi galimybę kreiptis net į teismą. Antradienį prie valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įvyko 3. organizacijos Tušti narvai protestas prieš paršelių iki 7 dienų amžiaus kastravimą be nuskausminamųjų. Aktyvistai reikalavo nedelsiant keisti tvarką. VMVT paskelbė, kad šiai problemai svarstyti rugsėjį ketina formuoti darbo grupę, bet protestuotojai tai laiko veiksmų vilkinimu. Pasak Tuščių narvų lyderės Gabrielės Vaitkevičiūtės, sprendimų reikia jau dabar, nes paršeliai kankinami kasdien, o VMVT esą turi galimybę tai sustabdyti vienu parašu. Aš dabar galvoju, gerai, kad ne Paluckinė socialdemokratė Popovienė už Lietuvą kovojo Žalgirio mūšyje. Tikrai gerai, nes aš garantuoju, kad tuo metu, kai jau būtų beveik buvusi pergalė, Raminta ant žirgo būtų pradėjusi rėkti ir sakyti: Ei vyrai, ei Stasy, palauk, nebadyk to kryžiuočio kol kas, palauk. Vyrai, man atrodo, mes per daug čia laimim. Nefaina prieš kryžiuočius, juk jie irgi labai stengiasi. Kažkaip tikrai, nepatogu. Davai biškai dabar gal savų pabadom, nes kryžiuočių beveik neliko. Kažkaip nesažininga atrodo. Davai visi laimėkim Žalgirio mūšį, ką? Manau, kad būtų atstatydinta tą pačią sekundę. Kadangi esame 615 metų po mūšio, skelbiu komentarų diskusijos temą. Palucko socialdemokratė Raminta Popovienė turi atsistatydinti iš ministrės pareigų ar tegul lieka, nes suteikim antrą šansą ir taip toliau. Kokia jūsų nuomonė? Parašykit. O aš lėkiu namo, taip maždaug skaityti jūsų komentarų. Komentarų apžvalga. Vakar laukėme jūsų nuomonių apie Danieliaus Narausko bėgimą. O verti 100 negali patikėti. Negali. Kaip galima manyti, jog šiais laikais, kai viskas yra matoma, niekas nepagaus tokių maklių. Tai gerb overtį, kaip sako, ką tik sugalvota lietuvių liaudies patarlė, koks premjeras, toks ir bėgikas. O po to, kai paskelbėme buto už 20 000 paiešką Vilniaus centre, jūsų akis ir vėl nukrypo į ministrą pirmininką. Sako, su tokių kainų nekilnojamo turto paieškom Gintautas gali padėti. Tai raginu kreiptis tiesiogiai, dėrėkitės be atvangos, gal perparduos. Jei labai laužysis, sakykit, kad Vilčinską pažįstat. Jaučiu, kad suveiks. Šiandien tiek žinių. Iki rytojaus.